Sveiki visi, Atos ūkininkas, senokai nesimatėm jau, biški užkimęs, sergu dar biški. Šiandien sugrįžtam prie mano triperio kiniečio, čia nekreipiu dėmesio, vakar žolę žinau. Kaip matot, jisai išardytas. Išardym dėl to, nes čia viską suvirnom. Visas rėmas buvo suskilęs į variklis, ne taip stovėjo, bet stovėjo taip ir dėl to man grandinė medį, tai buvo viską suvirinom. 2-3 savaitės stovi šitas triperis, jobanas. Čia stovi išardytas 2-3 savaitės. Dabar reikia ten galė šitus gybukus prailginti, dėl to nes ratai taip stovi. Ir labai didelį jėgą ir stumia visą variklį daug galios ir labai prie prievartos stumia į priekį ratus, bet ratai čiuožia ir viską verčia prie priekį. Dar aš jų nesustarkiau, varikliui nesikuria. Kas gali būti varikliui? Mes išardym, kad suviryti visą rėmą, nes variklis skersai stovi, nes ten būtų buvę pizdėt, nesikeikus. Tai va, išimtų 25 kubų. Čia uždėjom už tą, kad neprigaudytų oro, viskas filtras užlipytas, čia viskas tvarkoj. Ir man neveikia patsosas, šitas va, čia yra patsosas, jis manęs neveikia, nes ten buvo tokia blitukiai iškritus, buvo varžtas tiesiogės. Ir tą varžtą gali būti, kad pagavę į patį variklį ir sakė, ir dėl to gali būti, kad nesikuria. Tai mes sustarkim tą patsosą, bet vis tiek nesikuria ir sakė, jeigu esi toksai patsosas stovi. Tokia blėtukė, toksai vaštukas, toksai šudukas įkritęs ir sakė, jeigu jį bus pagavę, tai tada varikliui pyzdėts nesikeikus. Jeigu nepagavo, tai ačiū Dievui, tai maldauju, kad nebūtų pagavę, labai maldauju. Čia visas išardytas ir sakė, čia yra toksai voštus ir jisai tai va vaikšto, tai va pirmyn atgal. Ir sakė, jis labai užkietės ir jisai nevaikšto beveik. Tai va, tai viskas šimta. Ir sakė, reikia atsukti šitą kažkokį dangtelį, kad apvoštų va atleisti, kad jis daugiau tai vaikščiotų, nes jis dabar tai va kaip tik vaikščios turi daug daugiau tai vaikščiot. Tai nežinau, aš neužsimsiu prašysiu to žmogaus, kad sakė, kad dieną pažiūrės. Tai pažiūrėsim, susitvarkysim. Nesikeikus, kūro užpiso šitai triperiai. Įdėjom šitą voštuvą. Šitą sakau voštuvą, ant šito pasoso tą blėtukę įdėjom. Susukom, viskas gerai. Kaip ir atrodo kurtis bando. Vis tiek nesikuria. Tai jeigu bus pagavę tą voštuką, tai pusė variklio reiks keist. Aina, nahui, dar kartą nesikeikus. Daėdė šitas triperis. Tai va, aš nežinau, kaip čia žudytis, man sakė, pasakys, koks turi dantukas atidaryti ir bandysiu pats gal ardyti. Dabar iš kol kas visas vagulį. Bet sakau, čia toks jau šudukas ir ten buvo vaštuka, jeigu bus tą praštuką pagavę, per čia vaezu. Žvakė viskas gerai, viskas truko, viskas veikia, viską peržiūrim, aš čia buvau įsėdęs, viskas gerai, niekių jokių bėdų nėra. Tai dar reikia šitą voštą aprašyti, jeigu ne, tai nežinau. Neįsivaizduoju, vis tiek iškosiu bėdų, rasiu, sustvarkysiu ir nežinau, net neįsivaizduoju. Ir tą grupę šiam pakeisiu už, nežinau, grupės 7 eurų sakė. Tai aš jums tą grupę pasikeisiu iš tą mano triperių kiniečiui. Šiaip tai viskas jau gerai, bet jis dar iki dabar nerandam bėdos, nežinau. Bandysim tą voštuvą ten sutvarkyti, bet jeigu ne, tai aš net neįsivaizduoju, ką man toliau daryti. Ir visą variklį perrinkęs, net jokios bėdos nėra, nežinau. Ten gali būti tokį vaštuką, dar irgi gali būti, kad ten pagavę. Tai reiks ten žiedus keisti, ten vaezu. Tai pusė variklų tada irgi reikės keisti, nes ten... Karčiai, bet tikiuosi nebus įtraukęs ir jeigu sutvarkysim, tai ačiū Dievui. Bet nes aš tą variklį suvirinom, nes sakau, variklį rėmą, nes čia bus ir trūkė. Šita blita buvo užlinkus į tą pusę ir visas variklis stovėjo ir taip, ir dėl to man labai grandinę metė. Tai visą čia va aliumą išbrūžino. All good, susitvarkė, suvirino, viskas gerai. Viskas veikia, viskas variklis, dabar reikia bandyti tą voštą sutvarkyti ir atgal variklį sudėti ir viską plasmasę sudėti atgal. Bet tai jop, tai mato, tą, kol išėmiau plasmasės, ladus atjunginėjau fiškės, lempas, kol išėmiau variklį fucking 3 valandas ardžiau ten tą
ir viską išardžiau. Ir jo, karočią, ilgai nefilmavau. Kodėl ilgai nefilmavau, nes bilenkai neturiu laiko, einu ratais, kvadratais ir galvoju, ką iš to mano triperių daryti, bet galvoju gal kitoj savaitėj vėlu. Galvoju, arba kada video filmuosiu, kai pardau šitą žodžiu, tą bandau tą stumuoklį kažkaip susitvarkyti, nežinau, man ten paaiškyti, žmogus paaiškis man. Ir jau yra vienas pretendentas, kaip ten bos, vienas kažkas tokio, jau nori būtų užrašytas ant mano plasmasės, tada, kol aš jos neuždėsiu ant keturračių, tai galvoju, kad tam video arba per šortą įkelsiu, kur tą parašyti, bet tai tu man parašyti, bet kur tu nori būti parašytas, tai tu man turi parašyti. Ar tu nori būti parašytas čia. Tu man būtinai parašyti, nes aš laukiu, aš dėl to visą laiką dabar laukiu, nes tu man parašai, bet neparašai, ant kur nori būti, dėl to aš tas ir neparašiau. Tai parašyk, ant kur nori būti parašytas, ar ant sparno, ar ant šitos plasmasės, tai būtinai parašyk, kai aš dar tave užrašysiu. Nu tai va, viskas šiam kartui, negaliu nervai, nežinau ką daryti. Niekas nerašyti į komentarus. Tai jo, dar nežinau, tepau viskas ir viskas tvarkoja. Tai dar gal, aš žinau, kaip nuimti tą dangtelį, kad visi vožtų. Aš buvau atsisukęs šitus 4 ir iš tus 4 man čia niekas nenusėmė, tai nežinau, bet čia irgi išėmėm, čia įkišom pirštus pravalį, net kišom kamerą pačią. Irgi kaip ir viskas gerai, nu nieko blogo nėra, aš nežinau, kas jam gali būti. Važinėjau užgesu ir viskas, nuo to laiko nebesikūrė. Bet variklis kaip sveikas, viską va filtrą pakeitėm, viską sudėjom, pats viskas gerai veikia. Nu bet nežinau. Neturiu laiko dar, bet kitam gal video žiūrėsim, parodysiu kaip tvarkau, jeigu nesinervuosiu. Nu ką, viskas šiam kartui tada. Ačiū, kad žiūrit. Ilgokį video nekėliau. Būtinai pasiekit mane Instagrame, fermer.lt ir TikTok'e, Aivaras, apatinis brūkšnelis fermer. Ačiū tiem, kas mane followinat, laikinat, būtinai pasiekit. Nu ir ką, ačiū, kad žiūrėjot, kad mane sekat ir susitiksim kitam video. Kitas video bus, net nežinau, kai turėsiu laiko. Tai ką, ačiū, kad mane palaikot. Ir jeigu tu nori būti būtinai, jeigu nori, kad aš tave parašyčiau ant keturračių plasmasių, parašyk nickname'ą, arba šiaip kokį sugalvo, kokį nori, kad būtų. Ir parašyk, ant kur nori būti parašytas, ar ant ten, ar ant plasmasių. Nu, žodžiu, suprantu, tai gerai, čiau. Kelt video,